Porą klausimų. Kaip jautiesi? Kaip jaučiuosi? Pavargęs, gerai. Linksmas. Kas buvo šiandien sunkiausia? Sunkiausia? Taip. Nežinau, sunku nieks nebuvo. Buvo tiesiog daug noro, kaip pasakyti, žaisti tas varžybas, nes vakar tikrai nežaidėm taip gerai ir norėjusi tikrai rodyti, kad galim tikrai gerai žaisti. Ilgą laiką žaidė taškas į tašką ir kažkurio metu šiek tiek atsiplėšė. Ko dėka? Kas tuo metu pavyko geriausiai? Gynybos be abejo. Manau, mūsų gynyba visas 40 minučių buvo tikrai nebloga. Tokias vienas neblogiausių varžybų šį sezoną gynybą mūsų žaidė. Taip pat manau, tikrai tas padėjo laimėti varžybas. Pastaruoju metu komanda galbūt nežaidė labai gerai. Ar pačios rungtynės kažkaip prisidės prie, sakykime? Labai, tikrai reikėjo šitos pergalės tam pasitikėjimui savęs ir būtent gal šiek tiek papulsim ant tos tokios bangos ir tikėkime, kad šią savaitę trečiadienį galėsim tai perkelti ir Eurolygos varžybas. Ar galima sakyti, kad su rykščiom rungtynėm jau vyko tos adaptacijos trenerio laikotarpis ir vienas kitą suprantat ir treneris ir komanda vieni kitus geriau? Kas be ko pritariu. Ir jautėsi per bent jau uždarimo ceremoniją, kad atmosfera komandai tikrai labai gera pastaruoju metu. Kaip pralaši, niekada tos atmosferos blogos nebūna. Kad, manau, tai šitą pergalę dar tik labiau mūsų vienyje ir žengiam pirmin.